Po 14 metų svetur medicinos psichologė, neuromokslininkė Justina Šidlauskaitė grįžo gyventi į Lietuvą. Moteris tikina, po skaudžios gyvenimo traumos pajuto stiprėjantį norą padėti kitiems. O šiame kelyje jai padeda užsienyje įgytos žinios. Moteris mokėsi ir dirbo Nyderlanduose, Belgijoje, Jungtinėje karalystėje ir Vokietijoje. Man jau besimokant psichologijoje mane labai domino ta labiau fundamentalesnė pusė, tai neuromokslo pusė, smegenis, neuroanatomija, neurobiologija ir visi šitie dalykai. Tai pabaigus studijas iš tikrųjų sugalvojau, kad vis dėlto norėčiau pratęsti jas ir Lietuvoje tuo metu nebuvo neuromokslo programos. Tai aš įstojau mokytis į neuropsichologiją ir neuromokslus antram magistrui Maastrichto universitete Olandijoje. Tai pabaigus šituos mokslus, supratau, kad vis dėlto noriu likti moksle, daryti tyrimus. Čia gal ateina ir iš šeimos, mano tėtis yra habilituotas mokslų daktaras. Nusprendusi studijuoti doktorantūrą, Justina įstojo į Gento universitetą Belgijoje ir 4 metams pasinėrė į įvairiausius tyrimus. Mano tyrimai buvo susiję tiek su sveikiais žmonėmis, jų smegenų veikla. Dirbau su magnetiniu rezonansu, elektroencefalograma ir aukštesniosiom kognityviniam funkcijom. Ir tiek su psichopatologiniam kondicijom, kaip pavyzdžiui dėmesio sutrikimas, dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimas, lietuviškai arba ADHD, kitaip autizmu, depresija ir kitais dalykais. Po doktorantūros studijų Justina tęsė savo mokslinę karjerą. Prasidėjo stažuočių periodas, leidęs pamatyti pasaulio, išplėsti akiratį ir įgyti naudingų pažinčių. Tačiau moteris pajuto, gyvenime norisi stabilumo. Tam tikrų momentų man jau buvo truputėlį įgrysa tas visas nesaugumas, nes, kaip sakiau, yra iš tikrųjų labai nesaugu, nežinai, ir tu kitais metais turėsi finansavimą ar neturėsi, kur reikės keliauti. Tai va, ir mane vienu momentu pasikvietė pas save dirbti viena aukštųjų technologijų kompanija Münchene, savo tyrimų centre, kur aš turėjau savo laboratoriją kaip žmogiškųjų išteklių inžinierė, kur mes iš tikrųjų bandėme tam tikras aukštasias technologijas pritaikyti, kad jos būtų naudojamos žmogaus. Aš labai džiaugiausi tą poziciją, nes, sakiau, tai tokia geresnė universiteto versija, nes tikrai nuostabus kolegos irgi taip pat atėjo iš mokslo ir tikrai daug žaisliukų ir su jais galima daryti daug visokiausių dalykų. Tačiau prieš 4 metus Justinos gyvenimą supurtė didžiulė netektis. Iš gyvenimo pasitraukė mama. Vyko tokia nelaimė, tragedija iš tikrųjų. Mano mama netikėtai mirė. Jis iš tikrųjų nusižudė. Ir tai buvo didžiulis šokas, aš vienintelis vaikas. Tai va, ir po viso to dalyko tiesiog tikrai kurį laiką buvau didžiuliam šoke. Viskas ir, jeigu reziumuojant, aš įkritau tokią iš tikrųjų labai stiprią depresiją. Ir mūsų tas santykis tikrai, aš dabar, jeigu taip žiūrint atgal, tai jisai buvo labai gyvas. Tai mes kalbėdavom kiekvieną dieną ir beje aš buvau paskutinis žmogus, su kuriuo jį kalbėjo. Tai, aišku, mes pykdavomės, normalu ir, ta prasme, labai dabar norėčiau pasipykti irgi. Tai va, tas iš tikrųjų ta netektis paliko didžiulį plyšį, randą. Gyvenimo džiaugsmą praradusi moteris netikėjo, kad kas nors jai gali padėti pasijusti geriau. Tačiau įkalbinta artimųjų pabandė pačiai gerai pažįstamą metodą, kurį tyrimų metu buvo išbandžiusi su pacientais. Tikrai labai dėkinga esu savo vyrui, kolegom, kurie mane iš tikrųjų paėmė, ir jeigu ne visiškai tiesioginė, tai beveik tiesioginė to žodžio prasme, nutempė ir pasadino būtent į tą kėdę,
transkranijinės magnetinės stimulacijos, kurią aš naudojau savo tyriamiesiams tyrimuose. Šitą ir sakė, viskas, reikia kažką daryti. Kur po tikriausiai beveik 2 savaičių terapijos, aš atsimenu, buvo pavasaris, aš eidama namo pajutau, kad man staiga lyg spalvos kažkokios gražesnės, lyg kažkaip ryškiau. Ir tada nuo viso to aš tikrai pradėjau po truputį jaustis geriau. Tada galėjau pradėti efektyviai lankyti tiek traumų psichoterapiją, kurią bandžiau daryti ir iš karto po netekties, bet tiesiog niekas nevyko, nes aš kognityviškai neturėjau nei resursų, nei erdvės, nei energijos kažkokiems pokyčiams ir tų dalykų sprendimui. Na ir viskas pamažėlę pradėjo suktis į tokią šviesesnę pusę. Nenoriu pasakyti, kad viskas taiga pasikeitė ir nieko. Ne, tiesiog šiek tiek atsirado tas tikėjimas, kad galbūt viskas bus kažkada pakankamai normaliai. Justina tikina, nors nuo mamos netekties praėjo jau ne 1 metai, skausmas vis dar šalia. Jisai tiesiog kinta laike. Pradinė šoko būsena užtruko, tada tiesiog, kaip pasakyti, aš manau, kad jisai tęsiasi tik tai tiek, kad jisai dabar yra pakitęs. Aš gal galėčiau palyginti su vandenynu ar jūra, ar ne, tokia banguota, tai jeigu iš pradžių tai buvo, atrodo, kad ten audra ir tos bangos vis krenta ant tavęs ir tu negali išlysti, tai dabar tų bangų vis mažėja, jos vis tiek ateina, bet jau gali tarp jų išlysti ir pakvėpuoti. Mamos netektis Justiną paskatino leistis į gyvenimo prasmės paieškas ir išmokė į kai kuriuos dalykus gyvenime žvelgti paprasčiau. Nebesureikšminu kažkokių dalykų ir man kartais atrodo keistai. Aš suprantu iš tų žmonių perspektyvos, kad čia kažkas ten, nežinau, nulūžo kulnas, jau čia pasaulio pabaiga. Bet taip, tai šitoje vietoje tikrai daug ir kartais ir keistai pradedu atrodyti kitiem, bet tikrai aš turėjau anksčiau daug nerimo, oi, kas čia bus. Ir dabar praktiškai to nerimo nebeturiu. Tiesiog galbūt atėjo toks priėmimas, kad labai daug dalykų nekontroliuoju, mums tiesiog iliuzija, kad kontroliuoju ir tiesiog, ta prasme, jeigu tu paleidi kažkiek, kiek įmanoma, truputėlį pasidaro paprasčiau. Justina neslepia, laikas po mamos mirties jai buvo be galo sunkus. Vienu metu moteris neteko ne tik paties artimiausio žmogaus, bet net ir kai kurių artimųjų. Labai daug yra tokių antrinių netekčių ir, ta prasme, aš tikrai linkiu niekam nesusidurti su tokiais išgyvenimais, bet vis tiek tai yra tam tikrų lygių tabų dalykas mūsų visuomeniai dar ir dabar. Ir tiesiog aš mėgdavau sakyti, kad buvo momentas, kad iš tikrųjų jaučiausi kaip vaiduoklis, nes buvo žmonės, kurie arba manęs bijojo, arba nematė. Nes iš tikrųjų tas galbūt irgi sukelia daug visokiausių minčių, išgyvenimų, nežinau, emocijų ir tiesiog. Aš manau, kad čia labiau yra tiesiog paties žmogaus, galbūt žmonių nežinojimas, ką sakyti ir viskas tas yra normalu, tiesiog tai yra, kaip pasakyti, kaip aš man kažkas baisu, tai aš dažniausiai vengiu to dalyko. Pačios patirti išgyvenimai Justiną privertė susimastyti ir apie psichikos sveikatos prieinamumo bei pagalbos veiksmingumo klausimus Lietuvoje. Visi mes šnekam savižudybių prevenciją, tam paskambink draugui, jeigu jam negerai ir tam paklausk ir padaryk, tai taip ir atrodo tiek gali padaryti, ar ne? Tada, kai įvyksta, naratyvas staiga pasikeičia. Tada pradedu iš to, kad tu nieko negalėjai padaryti, nes vis tiek taip jau atsitiko, tu neatsakingas už kito žmogaus. Tai labai yra tokio kognityvinio disonanso efekto, kad kaip ir, ta prasme, mes šnekam, kad tu gali padėti, tada staiga nebegali. Ir tame irgi reikia išlaviruoti.
Justina pastebi, išbristi iš depresijos jai padėjęs metodas taikomas ir didžiosiose Lietuvos ligoninėse. Tačiau iki šiol šio gydymo būdų trūko privačiame sektoriuje. Todėl su studijų bičiule Ona Juodkienė nusprendė šias paslaugas teikti Lietuvoje. Daugeliu šalių psichosveikatos priežiūra ir paslaugų spektras galbūt yra šiek tiek netoks platus, koks jisai galėtų būti. Tai būtent mano grįžimas į Lietuvą ir atvežimas galbūt šito metodo būtent yra ir su to susijęs, kad norisi žmonėms suteikti daugiau opcijų, daugiau pasirinkimo tame meniu, iš kurio galima rinktis, ar ne. Sakau, kaip ir vaistai, tai atidaro vartus, ar tiesiog sukuria daugiau erdvės žmogui, kuris labai prastai jaučiasi, kad jisai pasijustų geriau. Ir tada faktas, kad nei vaistas, nei tabletė, nei TMS neįspręs ten jūsų santykių problemų ar kažkokių traumų, bet tai gali padaryti erdvės ir vietos, kur tas terapinis darbas gali įvykti. Pasak Justinos, pasaulyje šis gydymo metodas taikomas siekiant padėti žmonėms kenčiantiems nuo depresijos, nerimo, migrenos, kitų sveikatos sutrikimų ar net priklausomybių. Transkraninė magnetinė stimuliacija tai yra vienas iš labiausiai paplitusių dabar neinvazinės neuromoduliacijos metodų. Tai yra smegenų stimuliacija. Šitas prietaisas yra pridedamas žmogui prie galvos ir jisai generuoja tokius koncentruotus magnetinius impulsus. Šitie magnetiniai impulsai prasiskverbia pro mūsų kaukolę, pasiekia mūsų smegenis, smegenų žievę ir tokiu būdu gali aktyvuoti neuronus. Priešingai negu vaistai, jisai neveikia viso organizmo sistemiškai, jisai veikia fokaliai tą smegenų vietą, kurios veikla tikriausiai yra sutrikusi vieno ar kito sutrikimo kontekste. Procedūra dažnai taikoma kombinuotai, kartu su kitomis gydymo priemonėmis, pavyzdžiui, medikamentais, terapija. Justina džiaugiasi, kad darbuodamasi Lietuvoje gali sujungti mokslo žinias, tarptautinę patirtį ir norą padėti žmonėms. Tęsia darbus ne tik nuosavoje klinikoje, bet ir universitetų laboratorijose. Remiamės moksliniais tyrimais, kas yra atrandama. Aš esu gavus ES tyrimų stipendiją ir šiais metais su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centru pradėsiu taip pat šitą projektą irgi darant tyrimus neinvazinės neuromoduliacijos kontekste. Ir tada klinika yra kaip toksai terpė, kur galbūt galima tai, ką mes laboratorijoje pamatavom, radom, galbūt galima pritaikyti iš tikrųjų klinikoje, praktikoje. Tai čia toksai. O kaip bus ateityje? Aišku, labai norėtųsi, kad būtų kažkas augtų, rutuliuotųsi šitą, bet kaip bus, neaišku. Nors didžiausią norą grįžti į Lietuvą ir čia tęsti darbus Justina pajuto po mamos mirties, tikina grįžti pasvajodavusi ir anksčiau. Tačiau kurį laiką ją stabdydavo tai, kad užsienyje buvo sukūrusi šeimą. Aš iš tikrųjų ilgą laiką pasvarstydavau, kad norėčiau grįžti į Lietuvą. Mano vyras šiaip yra belgas, tai mes esame ilgą laiką kartu. Tai kažkaip vis galvodavau, būtų sąžininga, kad jisai irgi Lietuvoje pagyventų. Tai ilgą laiką kirbėjo ta mintis, bet kažkaip niekad nebuvo tokio kažkaip realaus apčiuopimo dalyko, kodėl. Tai būtent šitos klinikos įkūrimas šitą ir visą tą paskatino. Sutuoktinio Steino persikelti gyventi į Lietuvą ilgai kalbinėti neteko. Gyvenimu čia patenkinta tiek Justina, tiek ir jos informacinių technologijų įmonę įkūręs vyras. Jisai irgi turi tokią dovaną, kad tikrai jį kur padėsi, ten jisai puikiai prigyja. Jisai irgi turi savo kompaniją, kurią dalinai rūpinasi dabar iš Lietuvos, bet jam irgi šiek tiek reikia keliauti į Belgiją pirmyn atgal. Tikrai jam Vilnius ir Lietuva labai patinka. Tikrai jisai irgi sako, kad mano čia gyvenimo kokybė yra geresnė negu mes, kai gyvenom Belgijoje. Tikrai viskas patogiau, greičiau.
Justina atvira. Praėję metai buvo be galo intensyvūs ir netrūko įvairių išbandymų. Šeima kūrėsi Lietuvoje, Justina su kolege atidarė kliniką. Tuo pat metu į pasaulį pasibeldė nauja gyvybė. Justinai gimė dukrelė Ona. Moteris džiaugiasi, kad susitvarkyti su mamos pareigomis jai padėjo ne tik sutuoktinis, bet ir auklė. Praeiti metai tikrai buvo labai tokie įtempti, visokiojopai, tai po savaitės dukrytės gimimo aš jau buvau čia, stovėjau šitą preparatą, tai tokia, bet viskas tvarko. Aš nežinau, aš kažkaip spėju, tiesiog aš gal kitaip nemoku, man gal sunkiau yra tas truputuką, kad reikia pristabdyti ir dabar stengiuosi, nes, ta prasme, šiaip jaučiuosi gerai, bet jau protų pradedu galvoti, gal taip negalima šitą. Ne, ta prasme, mes susitvarkom šitą kol kas pasikeisdami, tikrai turiu daug pagalbos iš vyro, tai va taip pasikeičiam. Už prarastą laiką Lietuvoje Justina siekia atsigriebti ir jau sėkmingai atkūrė kai kurias draugystes, leidžiančias gimtoje šalyje dar labiau pasijusti savai. Iš mano universiteto mokyklos dar kelių draugų irgi buvo, kad buvo išvažiavę gyventi kažkur ir dabar tikrai nemažai žmonių grįžo, tai labai smagu vėl turėti tą tokį senų draugų ratą iš anksčiau. Tai tas tikrai suteikia tokios pilnatvės ir fainai tas, kad galiu tiesiog paskambinti be jokio ten didelio pasiruošimo, sakyti, ką veiki šiandien ar rytoj. Justina įsitikinusi 14 metų toli nuo namų daug daugiau davė nei atėmė. Padėjo save atrasti profesinėme kelyje, suteikė daug praturtinusių pažinčių ir padovanojo šeimą.